Paramhansa Yogananda. Jogo autobiografija. 43 skyrius. Šri Juktešvaro prisikėlimas. Antra dalis. Savo dieviškojo guru paprašiau smulkiau papasakoti apie paslaptingą aukštesnio lygmens kauzalinį pasaulį. Kauzalinis pasaulis neapsakomai subtilus, atsakė jis. Norint jį suprasti, reikia įvaldyti tokias nepaprastas koncentracijos galias, kad užmerkus akis žmogus sugebėtų vizualizuoti visą neaprėpiamą astralinį ir fizinį kosmosą, šviečiantį balioną su kieta pintine, tik kaip idėja. Jei padedant tokiai nežmoniškai koncentracijai pavyksta pakeisti ar suskaidyti du kosmosus su visa jų painiava į grynas idėjas, tuomet galima pasiekti kauzalinį pasaulį ir stovėti ant proto bei materijos sintezės sienos. Čia visus sukurtus objektus, kietuosius kūnus, skysčius, dujas, elektrą, energiją, visas būtybės, dievus, žmonės, gyvūnus, augalus, bakterijas, žmogus suvokia kaip sąmonės formas, lygiai taip, kaip žmogus užmerkia akis ir supranta, kad vis tiek jis egzistuoja, nors jo kūnas nematomas fiziniams jo akims ir suvokiamas tik kaip idėja. Ką žmogus gali atlikti vaizduotėje, kauzalinė būtybė gali įgyvendinti realybėje. Man atrodo, kad pati didžiausia žmogaus vaizduotė gali svyruoti nuo vieno minties kraštutinumo iki kito. Mintimis keliauti nuo vienos planetos iki kitos, nepaliaujamai klajoti amžinybės gelmėse, pakilti kaip raketa link galaktikų skliauto ar žibėti kaip prožektorius virš paukščių tako ir žvaigždėtų erdvių. Visgi kauzalinio pasaulio būtybės turi daug didesnę laisvę ir gali be jokių pastangų akimirksniu objektyvizuoti savo mintimis be jokių materijos ar astralinių kliūčių ar karminių apribojimų. Kauzalinės būtybės suvokia, kad fizinis kosmosas nėra pirmiausiai sukurtas iš elektronų, kaip ir astralinis kosmosas iš gyvybės tronų. Abu iš tiesų yra sukurti iš mažiausių Dievo minties dalelyčių, suskaldytų ir atskirtų majos arba reliatyvumo dėsnio, kuris įsikiša turbūt tam, kad atskirtų kūrinius nuo kūrėjo. Kauzalinio pasaulio sielos atpažįsta viena kitą kaip individualizuotas džiaugsmingos dvasios daleles. Vieninteliai jas supantis objektai yra jų minčių formos. Kauzalinės būtybės skirtumą tarp savo kūnų ir minčių suvokia tik kaip idėją. Kai žmogus užmerkęs akis gali vizualizuoti baltą akinančią šviesą ar silpną mėlyną rūką, taip ir kauzalinės būtybės vien mintimis gali matyti, girdėti, jausti skonį ir lytėjimą. Pasitelkusios kosminį protą, jos kuria viską, ko tik užsigeidžia. Mirtis ir atgimimas kauzalinėme pasaulyje vyksta tik mintimis. Kauzalinį kūną turinčios būtybės vaišinasi tik amžinai naujų žinių ambrozija. Jos geria tik iš ramybės šaltinio, nepalikdamos pėdsakų, klajoja suvokimo dirvoje ir maudosi beribės palaimos vandenyne. Ir štai, šviečiantis jų mintys kūnai pralėkė pro milijardus dvasios sukurtų planetų, naujus visatos burbulus, išminties planetas, vaiduokliškas spektrinių ūkų vizijas virš mėlynos dangiškosios begalybės. Daugelis būtybių kauzalinėme kosmose pasilieka tūkstančius metų. Gilių ekstazių metu išsilaisvinusi siela atsiskiria nuo mažo kauzalinio kūno ir išskrenda į kauzalinio kosmoso platybės. Visi atskiri idėjų verpetai
individualios jėgų, meilės, valios, džiaugsmo, ramybės, intuicijos, savikontrolės ir koncentracijos bangos ištirpsta neišmatuojamoje palaimos jūroje. Siela daugiau jau nebeturi patirti džiaugsmo kaip individualizuota sąmonės banga, bet susilieja su vienu kosminiu vandenynu ir visomis jo bangomis, amžinu juoku, jauduliu ir virpesiu. Kai siela daugiau nebepriklauso nuo trijų kūnų kokono, ji visiems laikams išsilaisvina iš reliatyvumo dėsnio ir tampa gyva amžiams. Pastaba. Nugalėtoją aš padarysiu šulų savo Dievo šventovėje ir jis nebeišeis laukan. Tai yra daugiau nebeatgims. Nugalėtojui aš leisiu atsisėsti šalia savęs, savo soste, panašiai kaip ir aš nugalėjau ir atsisėdau šalia savo tėvo jo soste. Apreiškimas Jonui 3:12-21. Pastabos pabaiga. Štai prieš mus yra visur esantis drugelis. Jo sparnai apgaubti žvaigždėmis, mėnuliais ir saulėmis. Iki dvasios išsiplėtusi siela lieka viena be šviesos, šviečiančioje erdvėje. Kur be tamsos tamsu, mintis egzistuoja be minties, apsvaigusi nuo ekstazės, džiaugdamasi Dievo kosminės kūrybos viziją. Laisva siela, sušukau iš didelės pagarbos. Kai siela pagaliau peržengė trijų kūniškų iliuzijų ribas, toliau pasakojo mokytojas, ji tampa viena su absoliutu, neprarasdama jokio individualumo. Kristus išsikovojo galutinę savo laisvę dar prieš gimdamas Jėzumi. Trijose savo praeities pakopose, kurias simbolizuoja 3 jo jaunystės dienos ir jų metu išgyventa mirtis bei prisikėlimas, jis įvaldė galias galutinai atbusti dvasioje. Nepatyręs žmogus turi iškęsti nesuskaičiuojamus žemiškus astralinius bei kauzalinius atgimimus, kad galutinai peržengtų visų 3 kūnų ribas. Galutinę laisvę pasiekęs mokytojas gali pasirinkti sugrįžti į žemę kaip pranašas, kad kitus žmonės vestų Dievo link, arba kaip aš gali pasirinkti gyventi astralinėme kosmose. Ten gelbėtojas prisiima dalį gyventojų karmos naštos ir tokiu būdu padeda jiems užbaigti reinkarnacijų ciklą astralinėme kosmose bei visiems laikams prisikelti į kauzalinės erdves. Pastaba. Šri Juktešvaras norėjo pabrėžti, kad net žemiškoje savo inkarnacijoje jis retkarčiais prisiimdavo ligų naštą, norėdamas palengvinti savo mokinių karmą. Todėl astralinėme pasaulyje jo kaip gelbėtojo misija suteikia jam teisę perimti tam tikrą Irajanjolokos gyventojų karmą ir tai pagreitinti jų perėjimą į aukštesnio lygmens kauzalinį pasaulį. Pastabos pabaiga. Išsilaisvinusi siela dar gali persikelti į kauzalinį pasaulį, siekdama padėti jo gyventojams sutrumpinti jų buvimą kauzalinėme kūne ir tai pasiekti galutinį išsivadavimą. O prisikėlusysis, aš dar norėčiau daugiau sužinoti apie karmą, kuri verčia sielą sugrįžti į 3 pasaulius. Pagalvojau, kad galėčiau amžinai klausytis visažinio savo mokytojo. Niekada jam gyvenant žemėje nesugebėdavau iš karto sugerti tiek daug jo išminties. Dabar pirmą kartą labai aiškiai prasiskverbiau į paslaptingus šachmatų lentos tarpus tarp gyvenimo ir mirties. Visam laikui persikelti į astralinius pasaulius galima tik tada, kai galutinai išsemiama fizinė karma arba žmogaus troškimai, paaiškino mangurų virpančių savo balsu. Astralinėse sferose gyvena 2 tipų būtybės. Tuos,
kurie vis dar turi atsikratyti žemiškosios savo karmos ir dėl to vėl įgyja grubų fizinį kūną karminėms skoloms sumokėti. Po fizinės mirties galima vadinti laikinais astralinio pasaulio lankytojais, o ne nuolatiniais gyventojais. Būtybės su neišpirkta žemiškąja karma neturi teisės po astralinės mirties persikelti į aukštesnę kauzalinę kosminių idėjų sferą ir privalo bastytis tik iš fizinio pasaulio astralinį ir atgal, gerai suvokdami savo fizinį kūną, sudarytą iš 16 grubių elementų ir astralinį 19 subtilių elementų kūną. Kiekvieną kartą, praradęs fizinį savo kūną, neišsivystęs žemės gyventojas ilgą laiką lieka sukaustytas mirties miego glėbyje ir beveik nieko nežino apie nuostabų astralinį pasaulį. Po astralinio pasaulio toks žmogus sugrįžta į materialų pasaulį, gauti įvairių pamokų ir taip palaipsniui keliaudamas pripranta prie subtilesnės astralinės sandaros pasaulių. Įprasti ar ilgalaikiai astralinės visatos gyventojai yra tie, kurie visam laikui išsilaisvino iš materialių troškimų ir jau daugiau nebegrįš į grubes žemės vibracijas. Tokioms būtybėms reikia išsilaisvinti tik iš astralinės ir kauzalinės karmos. Po astralinės mirties tokios būtybės pereina į daug subtilesnį kauzalinį pasaulį. Galų gale, pasibaigus kosminio dėsnio nustatytam laikotarpiui, tokios būtybės numeta kauzalinio kūno minties formą ir vėl sugrįžta į Hiranjaloką ar panašią aukštesnio lygmens astralinę planetą, atgimsta naujame astralinėme kūne ir vėl kovoja su neišpirkta astralinė savo karma. Mano sūnau, dabar tu geriau suvoksi, kad aš prisikėliau tik Dievo valia, tęsė Šri Juktešvaras, kaip gelbėtojas astralinėme pasaulyje atgimusių ir iš kauzalinio pasaulio sugrįžusių sielų, bet ne tų astralinių būtybių, kurios atvyksta iš žemės. Atvykusios iš žemės sielos, jei vis dar turi nors ir menkiausių materialios karmos likučių, nepakyla iki aukštesnio lygmens astralinių planetų, pavyzdžiui, Hiranjalokos. Lygiai kaip ir daugelis žemės gyventojų neišmoko per meditaciją įvertinti aukštesnio lygmens astralinio pasaulio džiaugsmų bei pranašumų ir todėl po mirties nori vėl sugrįžti į ribotus ir netobulus žemiškuosius malonumus, taip ir daugelis astralinių būtybių, suirus astraliniams jų kūnams, nesugeba suvokti tobulesnio dvasinio džiaugsmo kauzalinėme pasaulyje ir galvodami apie grubesnę ir labiau žvilgsnį traukiančią astralinę laimę, nori vėl sugrįžti į astralinį rojų. Jei astralinės būtybės nori įžengti į taip subtiliai kūrėjo suskirstytą kauzalinį pasaulį, prieš astralinę mirtį turi būti išvaliusios visą grubę astralinę karmą. Tik kai būtybė neturi daugiau jokių norų džiaugtis akiai maloniu astraliniu kosmosu ir nėra gundoma vėl ten sugrįžti, ji gali pasilikti kauzalinėme pasaulyje. Išvaliusi čia visą kauzalinę karmą ar praeitų troškimų šaknis, ribota siela ištraukia paskutinius 3 nežinojimo kamščius ir ištrūkusi iš paskutinio kauzalinio kūno susilieja su absoliutu. Ar dabar supranti, žavingai šypsojosi mokytojas? Taip, per jūsų malonę aš apsalęs nuo džiaugsmo ir dėkingumo. Niekada iš dainos ar pasakojimo nebuvau gavęs tokių įkvepiančių žinių. Nors hinduizmo šventraščiai rašo apie kauzalinį ir astralinį pasaulius bei 3 žmogaus kūnus, kokie tolimi ir beprasmiai yra tie puslapiai palyginus su tikru prisikėlusiu mano mokytoju. Jam iš tiesų nebuvo jokios neatrastos šalies, iš kurios negrįžo joks keliautojas.
Trijų žmogaus kūnų tarpusavio ryšį įvairiais būdais rodo trejopa jo prigimtis, toliau pasakojo didis mano guru. Būdraudama žemiškoje reinkarnacijoje, žmogus daugiau ar mažiau sąmoningai suvokia 3 savo palydovus. Kai jis per savo jausmus ketina jausti skonį, uosti, liesti, klausytis ir matyti, jis iš esmės daro tai fiziniu kūnu. Vizualizuodamas ar ko nors trokšdamas, jis tai daro astraliniu kūnu. Kauzalinis jo tarpininkas pasireiškia tada, kai žmogus mąsto ar giliai yra pasinėręs meditacijoje. Tuomet genialios kosminės mintis aplanko žmogų, nuolant bendraujantį su kauzaliniu savo kūnu. Šia prasme, žmonės galima suskirstyti į materialius, energinius ir intelektualius. Žmogus 16 valandų per parą atpažįsta fizinį savo palydovą. Paskui jis miega ir jei sapnuoja, persikelia į astralinį savo kūną ir be jokių pastangų, kaip astralinės būtybės, kuria kokį nors objektą. Jei žmogaus miegas yra gilus ir be sapnų, kelioms valandoms jis perkelia savo sąmonę arba savo esybę į kauzalinį kūną ir toks miegas labai atgaivina. Sapnuojantis žmogus persikelia ne į kauzalinį, bet į astralinį savo kūną, todėl jo miegas nėra toks gaivinantis. Šri Juktešvarui dėstant tokią nepaprastą paskaitą, aš su meilė stebėjau jį. Angeliškas guru, tariau, jūsų kūnas atrodo lygiai toks, kurio paskutinį kartą raudojau Purio ašrame. O taip, naujas mano kūnas yra tobula senesniojo kopija. Šią formą aš kada tik panorėjęs galiu materializuoti ar dematerializuoti, daug dažniau nei tai darydavau žemėje. Greitai dematerializuodama šią formą, galiu akimirksniu su šviesa keliauti nuo vienos planetos iki kitos, arba iš astralinio į kauzalinį bei fizinį kosmosą, šypsojosi dieviškasis mano guru. Nors šiomis dienomis tu daug nukeliavai, man nebuvo sunku atrasti tave Bombėjuje. O mokytojau, aš labai įsilojausi dėl jūsų mirties. O argi aš miriau, argi čia nėra jokio prieštaravimo? Šri Juktešvaro akis spindėjo meilę ir linksmumu. Žemėje tu tik sapnavai, ten tu matei tik mano miego kūną, toliau pasakojo jis. Vėliau tu palaidojai tą miego formą. Dabar daug subtilesnis mano kūnas, kurį puikiai matai ir net gali apkabinti, atgimęs kitoje, daug nuostabesnėje Dievo planetoje. Vieną dieną šis subtilus miego kūnas ir subtili miego planeta pradings. Jie irgi nėra amžini. Visi svajonių burbulai kada nors susprogs, atėjus galutiniam atbudimui. Todėl stenkis atskirti, mano sūnau, svajonės nuo realybės. Tokia vedantinio prisikėlimo idėja gerokai nustebino mane. Pastaba. Gyvenimas ir mirtis yra tik minties variacijos. Vedanta aiškina, kad Dievas yra vienintelė realybė. Visa kūryba arba atskira būtis yra maja arba iliuzija. Tokia monizmo filosofija savo viršūnę pasiekė Šankaros komentaruose Upanišadoms. Pastabos pabaiga. Aš susigėdau, kad gailėjausi mokytojo, matydamas negyvą jo kūną Puryje. Pagaliau supratau, kad mano guru visada buvo nubudęs viešpatyje. Ir suvokiau, kad jo gyvenimas žemėje, mirtis ir dabartinis jo prisikėlimas buvo ne kas kita, kaip sąlyginės, dieviškos, kosminio sapno idėjos. Aš tau papasakojau, Jogananda, visą tiesą apie savo gyvenimą, mirtį ir prisikėlimą. Neliūdėk manęs, verčiau išplatink žinią apie mano prisikėlimą
ir persikėlimą iš Dievo sukurtos žemės į astralinę Dievo vizijos planetą. Varguose paskendusių ir mirties bijančių pasaulio svajotojų širdyse suspindės nauja viltis. Taip, mokytojau, kaip noriai pasidalysiu su kitais savo džiaugsmu dėl jūsų prisikėlimo. Žemėje mano reikalavimai buvo pakankamai aukšti, nepritaikyti daugelio žmonių prigimčiai. Aš dažnai bariau tave daugiau, nei iš tikrųjų turėjau tai daryti. Tu išlaikei mano išbandymą. Pro bet kokius mano priekaištų debesis švietė tavo meilė, tarė jis, o paskui maloniai pridūrė. Šiandien atvykau dar ir norėdamas pasakyti, jog daugiau niekada nebepamatysi smerkiančio mano žvilgsnio. Aš daugiau nebebarsiu tavęs. Kaip man trūko didžio mano mokytojo pabarimų. Kiekvienas jų buvo lyg angelas sargas. Brangiausias mokytojau, peikite mane milijonus kartų, barkite mane dabar pat. Aš daugiau nebebarsiu tavęs. Dieviškas jo balsas buvo rimtas, tačiau su paslėpta juoko gaidele. Mes abu šypsosimės tiek ilgai, kol mūsų formos bus skirtingos Dievo sukurtoje Majos iliuzijoje. Galiausiai pasiekę kosminį mylimąjį, susiliesime į vieną ir mūsų šypsenos bus jo šypsena, susivienijusi su mūsų džiaugsmo daina, vibruos amžinybėje ir plačiai pasklis tarp visų su Dievu susijungusių sielų. Šri Juktešvaras dar išaiškino man tam tikrus klausimus, kurį čia neaprašinėsiu. Per tas 2 valandas jo praleista su manimi Bombėjaus viešbučio kambaryje, mano guru atsakė kiekvieno mano užduotą klausimą. Daugelis pranašysčių, jo išsakytų tą 1936 m. birželio dieną, jau užsipildė. Jau turiu palikti tave, mylimasis. Po šių žodžių pajutau, kaip mokytojas pradėjo tirpti iš mano glėbio. Mano vaike, dar suskambo jo balsas, savo vibracijomis pasiekęs pačius tolimiausius mano sielos kampelius. Kai tik tu atversi Nirbikalpa Samadhi duris ir pašauksi mane, aš visada atsirasiu prieš tave su visu savo kūnu, kaip ir šiandien. Išsakęs tokį dangišką pažadą, Šri Juktešvaras galutinai pranyko. Tolimas švelnus balsas lyg pro debesis pakartojo: pasakyk visiems, tas, kas per Nirbikalpą pajus, kad ši žemė viso labo yra Dievo sapnas, gali atvykti į daug subtilesnį Hiranjelokos planetą ir rasti mane, prisikėlusi lygiai tokiame pačiame kūne, kaip ir buvau žemėje. Jogananda, pasakyk visiems. Išsiskyrimo liūdesys dingo. Gailestis ir širdgėla dėl mokytojo mirties, ilgai trikdė mano ramybę, pavirto visišką gėdą. Per naujai atsivėrusias sielos poras į mane lyg fontanas liejasi begalinė palaima. Ilgai nenaudojamos, dabar jos atsivėrė užplūdusiam ekstazės potviniui. Pasąmoningos praeitų mano inkarnacijų mintis ir jausmai pagaliau atsikratė savo karminių ydų ir puikiai atsinaujino su dievišku Šri Juktešvaro apsilankymu. Šiame savo autobiografijos skyriuje vykdžiau savo gurų priesaką ir pasidalijau su skaitytojais džiugia naujiena, nors ji galėjo ir sugluminti abejingą kartą. Žmogus gerai pažįsta keliaklupsčiavimą, retai kada jam svetima neviltis, tačiau šie iškrypimai nėra tikroji žmogaus lemtis. Kada tik panorėjęs, jis gali pasirinkti kelią laisvės link. Per daug ilgai jis klausė drėgno ir šalto savo patarėjų pesimizmo.
jog žmogus vis tiek pagaliau pavirs dulkėmis, nieko neišmanančiomis apie nenugalimą sielą. Ne man vienam teko garbė pamatyti prisikėlusi guru. Viena iš Šri Juktešvaro mokinių buvo pagyvenusi moteris, meiliai vadinama motina, gyvenusi šalia Purio ašramo. Mokytojas dažnai sustodavo su ja pasikalbėti savo rytinių pasivaikščiojimų metu. 1936 m. kovo 16 d. Atvyko į ašramą ir pasisakė norinti matyti savo guru. Kaipgi, mokytojas juk prieš savaitę numirė, liūdnai pažvelgė į ją svamis Sebananda, prižiūrintis Purio ašramą. Tai neįmanoma, nusišypsojo ji. Galbūt jūs norite apsaugoti guru nuo įkyrių lankytojų? Ne. Sebananda smulkiai papasakojo laidotuvių detalės ir tarė: ateik, aš palydėsiu tave link Šri Juktešvaro kapo. Papurtė galvą. Jam nėra jokio kapo. Šį rytą 10 val. Jis kaip įprasta praėjo pro mano namo duris. Saulės nutviekstame lauke aš kelias minutės kalbėjausi su juo. Ateik šį vakarą į ašramą, paprašė jis. Ir štai aš čia. Palaima mano žilai galvai. Nemirtingasis guru leido man suprasti, kokiame transcendentinėme kūne jis aplankė mane šį rytą. Pritrenktas Sebananda puolė prieš ją ant kelio. Tarė jis, kokią naštą jūs nuėmėt nuo mano širdies. Jis prisikėlė. Pabaiga.